Labą dieną mūsų internetinės televizijos žiūrovai, o ypač pamėgtos mūsų laidelės, o man nedzin, kas dedasi mūsų gimtajame Ukmergės mieste. Tęsiam mūsų laidelę ir atvirai sakau, man tai malonu tai, kad matom rezultatą. Ar viena, ar kiti klausimai, kaip tai bebūtų, bet pajuda. Ar tai keliai, ar šaligatviai, ar krūmai. Aišku, labai lėtai, norėtume, kad žymiai greičiau. Aišku, mes dėkingi ir žmonėm, kurie mums paskambina ir pasako, kurioj vietoj padzinguliuoti. Ir šiandieną randamės vietoj, kurioj iš tikrųjų jau reikia ne tai, kad dzinguliuoti, bet jau ir varpais turbūt paskambinti. Turbūt nėra ką man labai ir aiškinti, bet kiekvienas suprantantis žmogus mato, kad tai iki nelaimės ir labai didelės nelaimės, čia tiesiog galim ir po mūsų laidelės, po keletą sekundžių, po minutės ar dviejų jau čia įvykti baisi nepataisoma nelaimė. Atrodo, kiek čia to bereikia. Šitokia palikta anga, kad čia šaligatvis. Susiaurėjęs visiškai, susiaurintas čia šitas kelias, kad vanduo nebėgtų. Na ir jeigu gerai dabar su dviračiu gali vaikas įlėkti, čia pats stadionas važiuoja. Pėsčias, gal įgrius. Gal, čia jau tada spėliokim, kas daugiau susižeis, pėstysis, dviratininkas. Aišku, jeigu tu įlėksi su mašina, tai jau turbūt tolimesnis kelias į Dūkstyną. Mum nedzin, nenorim nei vieno žmogaus, kad čia susižalotų. Ir miesto valdžia, susigriebkit, sutvarkykit, nes mum ukmergiečiam nedzin. Tuo labiau nenorim prarasti ir nei vieno ukmergiečio. Net susižalojusią nenorim turėti. Ačiū Jums.